Ponas Stasy, ką čia veikėt? Ne ponas, iš naujo. Kreipkis pagal titulus. Gerėjimas kunigaikštė. Šviesybė, kunigaikštė. Ką čia veikėt? Apžiūrinėjau falą. Labai geras. Kaip galvojat, pagal kieno modelį padarytas? Aišku, pagal mero. Premjeras, mačiau, buvo, bet atrodo, kad dabar su meru pakilo aukštyn. Aš nežinau, į kurį aukštą. Aš norėčiau su jais susitikti, bet... Tai gal ir nusileis į apačią? Aš norėčiau, nes jie priklauso peklos pasauliui. Iš šitą vienam puodė biškį įsišutint gerai. Visoms merginoms išbučiuosiu rankas ir prisigersiu vėl vyno, nes atrodo ir raudono, ir balto yra. Gerai, kad uždyka. Ne visai, aš daug nuveikęs miesto labai. Aš norėjau padaryti pėsčiųjų taką nuo dailės akademijos iki 3 kryžių. Bet Zokas susistatė tvartą, šitą dabar neina niekaip. Ten visos mergaitės krinta žemyn ir krinta į Vilnelę. O aš ten pastoviai šitą gitokliauju ir ant manęs krinta mergaitės. Jums patinka šitas pastatas? Aš jums atsakysiu, norite? Šiandien taip elegantiškai sninga medžių žiedais pastatais. Kažkur mano meilė ėmė ir atsirado raudonam vyne. Vatas nemandagus, vatas nori mušti mane. Artūras Zuokas? Ne, vatas, kur stovi. Apsauginis? Taip, sakė, užmuš. Ką jūs norėjote ministrui pirmininkui pasakyti? Norėjau, sakau, išgeriam. Šitą jis nenori gerti. Man patinka. Jis stebina tai? Pasiutusiai. Nes jis šernų medžioklėje pasižymėjęs ir tetervinų. Jis kaip duoda tetervinų į subinę iš kulipkų Winchesterio, tai šitą man patinka. O Artūrui Zuokui ką pasakyti norėjot? Zuokui, kad pasiutusiai myliu, nes aš norėjau padaryti taką nuo dailės akademijos. Mergaitės ant manęs krinta nuo jo. Bet jis manęs nemuš? Muš. Bijot? Pasiutusiai. Aš bėgsiu, bet jeigu pasivys, tai duosiu kaip Liudvikui. Kas tas Liudvikas? Kas? Kažkoks karalius, kurį sudorojo kunigaikščio Vilgaudo protėviai. Drąsusgi tas Vilgaudas, man net baisu. Nesakyk, tikras vakarėlių liūdas. Įdomu, ar tas liūdas jis bus iki frižeto pabaigos. Bet man įdomiau, ar pagerbęs prezidentą jo šviesybė paskutinis paliko prezidentūrą? Sakykit, išeisit paskutinis? Pats. Aš lauksiu, ar čia. Nes iš prezidentūros išėjau ne paskutinis, ten susėdau bobos ir žinot, ką pradėjo daryti, ten visos žymės. Skėnė tokia, tokia. Aš klausau, galvoju, kai jos kalba su savim. O žinot, ką jos darė? Perdė, pirs. Varšas kunigaikštis išmetė. Aš manau, kad jis pats griuvo. Jis pats griuvo.
Manau, kad Vilgaudui buvo labai gėda, kad jį išvesdinavo taip Iš paėmė. prezidentūros neišvarė, ne. Vėl, kad kunigaikštis, o va tokį žurnalistą Petrą Lingę išprašė. Ir žinai kodėl? Na.